Kviečiu tave į meditaciją skirtą susirinkti emocinės savo pamestas dalis iš aplinkos. Dažnai mes tiek save išdaliname, kad paskui nieko nebelieka tam, kam iš tikrųjų norime skirti savo energiją, savo laiką, savo gerą nuotaiką. Tai ši meditacija bus skirta susigrąžinti energiją savo pačiai. Kviečiu tave įsipatoginti taip, kaip geriausia tavo kūnui ir užsimerkti. Užsimerkusi, neskubėdama grįžk į savo kvėpavimą, į suvokimą ir pastebėjimą, kad tu kvėpuoji. Gali kartu su manimi įkvėpti pro nosį ir neskubėdama iškvėpti pro burną. Dar kartelį. Kiek įmanoma, neskubėdama įkvėpk pro nosį ir neskubėdama iškvėpk pro burną. Ir paskutinį kartą įkvėpk pro nosį ir iškvėpk pro burną. Šioje akimirkoje, kai esi visiškoje tyloje su savimi, kai mintis pradedi susigrąžinti į čia ir dabar, tiek, kiek tau gaunasi, pasistenk įsivaizduoti ir pamatyti, kaip virš tavęs atsiveria energijos kanalas. Šis kanalas virš tavo galvos yra visada. Ir tu visada gali pasiimti iš kosmoso ir visatos energijos, pakrauti savo kūną, pakrauti mintis, atrasti tą ramybę, tą džiaugsmą dienos bėgime. Įsivaizduok ir pamatyk, kaip atsiveriantis kanalas ir bėganti žemyn energija. Tai yra tokios kokybės, kurios labiausiai reikia tavo kūnui ir kiekvienai tavo ląsteliai. Galbūt tai yra meilė, švelnumas, galbūt tai yra dėmesys, saugumas, o gal tai yra gausa ir prabanga. Viskas, ko atrodytų dabar reikia tavo kūnui, bus primaitinta iš nuostabios energijos. Ir ši energija leidžiasi tau ant viršugalvio. Ir tu tarsi sukoncentruodama visą savo dėmesį ir vidinį žvilgsnį į viršugalvį pajauti tiek, kiek tau gaunasi, taip kaip išeina. Kad ši energija nusileidžia ir pradeda tekėti per tavo kūną. Ji nuvilnyja tavo plaukais, keliauja per tavo galvą, per kiekvieną ląstelę, per kiekvieną audinį, organą, per tavo kaktą, akis. Keliauja žemyn šią energiją ir pripildo kiekvieną ląstelę. Per tavo skruostus, nosį, per tavo lūpas ir smakrą. Ši energija pripildo kiekvieną tavo kūno dalelę. Tai, ko labiausiai reikia - meilės, ramybės, atsipalaidavimo. Pabandyk pamatyti, kaip energija keliauja žemyn per tavo kaklą, ant pečių. Ir nuo pečių rankomis vilnyja žemyn iki alkūnių. Tarsi išmiluok mintyse su šia energija kiekvieną savo kūno dalį. Šiuo atveju rankas ir dabar nuo alkūnių iki plaštakų. Tegul energija pamaitina, atgaivina, pripildo. Ir ši dieviška energija keliauja žemyn, eidama, tarsi matyk ir įsivaizduok, kaip šis kanalas duoda tau vis naują energiją, bėga tarsi vanduo ir bėga tavimi, tavo išorė ir tavo vidumi. Keliauja per tavo krūtinę, pripildo tavo širdies centrą.
Širdie tarsi ramu ir gera pamatyti viską per meilę, per atsipalaidavimą, per jausmą, kad tu esi saugi ir tavimi visada bus pasirūpinta. Kaip gera tada priimti visas situacijas gyvenime, kurios vyksta. Matyk, kaip energija keliauja žemyn, iki tavo skrandžio, iki tavo liemens, per kiekvieną organą, per kiekvieną ląstelę. Taip, kaip tau gaunasi, tiek, kiek tau išeina. Ir šią nuostabią energiją vesk žemyn iki apatinės pilvo dalies. Jeigu jauti kažkur įtampą arba skausmą, nebijok stabtelti ir būtent į tą vietą įkvėpti ir kartu su įkvėpimu aktyvuoti dar didesnį kiekį energijos toje vietoje. Tarsi įkvėp, užlaikyk šiek tiek kvėpavimą ir sukoncentruok visą savo vidinį žvilgsnį į tą vietą, kurioje yra nemalonu, skauda. Ir matyk, kaip ten susikaupia, kaip ten energija viską balansuoja, harmonizuoja ir viskas keičiasi. Atlaisvėja tai, kas buvo įtampoje ir tu gali palengva iškvėpti. Ir dar kartelį, galbūt pasirinkti kitą kūno vietą, įkvėp. Užlaikyk kvėpavimą ir pamatyk, kaip visa energijos sankaupa būtent toje vietoje atlaisvina visą įtampą ir susikaupia, kad galėtų pasitraukti skausmas, nepatogumas ar nemalonumas ir gali iškvėpti. Čia ir dabar vesk šią nuostabią energiją toliau savo kūnu. Leisk pamatyti ir įsivaizduoti, kaip prisipildo tavo apatinė pilvo dalis. Nuostabios energijos, kuri atgaivina, ramina, netgi gydo. Ir šioje tyloje ir ramybėje savo minčių pagalba vesk energiją per savo sėdmenis, šlaunis, kelienus, blauzdas ir pagaliau pėdas. Tu esi visiškame atsipalaidavime priimdama ir regeneruodama savyje kiekvieną ląstelę, priimdama energiją. Ir kai tu jautiesi atsipalaidavusi ir saugi, esi pasirengusi atlikti ir kitą meditacijos dalį, pakviesti mintis situacijas, kuriuose save ištaškiai arba išbarstei. Atidavai per daug ir nesupratai, o to pasėkoje pajutai liūdnumą, pajutai apatiją, netekai savo pačios energijos, netekai kažkokios vidinės galios. Ir tegul pas tave ateina kiekviena situacija, kurioje netekai ir kažkam atidavai žodžiu, mintimi. Galbūt kaip piktai galvoji ir įsivaizdavai, kad pykdama ant žmogaus kažką laimėsi, bet iš tikrųjų tik apvagiai save, nes netekai energijos. Ir tegul ateina žmonės, situacijos, visiškai nebijok. Kai ateina šitie žmonės ir situacijos, pamatyk tas situacijas per meilės akinius. Pamatyk situaciją širdimi. Ką galbūt turėjai ten išmokti, ką iš tikrųjų turėjai suprasti. Ir jeigu labai sunku, tiesiog pasirink atleidimo kelią. Aš renkuosi atleisti. Aš atleidžiu savo toje situacijoje ir atleidžiu tam žmogui. Aš atleidžiu tą situaciją ir paleidžiu ją. Aš renkuosi atleidimą. Aš renkuosi meilę.
Ir dabar keliauk į kitą situaciją. Aš renkuosi meilę ir atleidimą. Ir matyk, kaip tu susigražini ir kaip mažos dalelytės, kurios priklauso tau. Tai tavo autentiškumas, tavo spindesys ir žavesys, tavo charizma grįžta į tave. Grįžta, nes tu atleidi ir paleidi, renkiesi meilę ir gyjimą. Ir viskas grįžta į tavo kūną pamažu, harmoningai ir lengvai. Nieko papildomai daryti nereikia. Tiesiog matyk žmonės arba situacijas, kuriuos padiktuoja tavo mintis, tavo pasąmonė. Ir tu matai dar vieną situaciją, kur tu buvai labai pikta ir įniršusi, susierzinusi arba nusivylusi. Ir atleisk savo, atleidžiu savo, atleidžiu kitiems, renkuosi atleidimą, renkuosi besąlyginę meilę. Čia ir dabar tau nebūtinai reikia suprasti visų situacijų, tiesiog pamatyk, kaip dalelės grįžta į tave, grįžta į kiekvieną tavo kūno dalį, energetiškai galbūt grįžta prie širdies, grįžta prie nugaros, prie stuburo, prie galvos, prie rankų. Ir tu jauti, kaip tavyje auga vidinis pasitikėjimas savimi, auga tavyje energijos kiekis. Jausmas, kad viskas su tavimi yra gerai ir viskas pas tave sugrįžta, kas priklauso tau. Neskubėdama įkvėpk ir neskubėdama iškvėpk. Šioje akimirkoje čia ir dabar pajusk lengvumą. Tokį visišką kūno lengvumą ir pabuvimą savyje, su savimi ir dėl savęs. Kai tu priimi tas dalis, kurios sugrįžta į tave. Tavo energija, tavo grožis, tavo talentai, tavo džiaugsmas ir laimė, tavo meilė, tikėjimas, pasitikėjimas ir ramybė. Ir kai tos nuostabios šviesios dalelės sugrįžo į tave, nusišypsok savo ir pasauliui, jausdama didelį dėkingumą už tai, kad turi šią akimirką, už tai, kad šią akimirką sugebėjai skirti tik tai savo, dėl savęs, už tai, kad gali nagrinėti save ir pažinti save moterį ir pažinti nuostabų pasaulį per moterišką energiją. Ir kai būsi pasirengusi, gali tiesiog atsimerkti.